Trečia diena stovykloje. Trečia diena Ramybėlė. Prie jūros visiškai bangelių beveik nėra. Chebra eina prasitampyti. Mankštelė. Turim ir saulę su mumis, ir dangų, ir čia. Saulė, kaip tavo pasiruošimas vyko per žiemą? Myniau ant staklių. Kiek sumyniai? Daug, apie 1000. Nu tai, jau pasiruošimas užtektinas. Jo. Išvažiuoti į stovyklą pasiruošti pilam sezonui, ne? Na jo. Galia, žinai, grupės užuot. Pakanka. Nu jo, viskas matas pagal mane, aš ten pramyniau 300 PM ar 400, man atrodo, kilometrų. Okay. Jo, tai važiuoju ypatingai galia grupės. Tik į kalnus. Nu, tik į kalnus, bet aš į kalnus niekada nesuvažiavęs iki šiol, žinai, tai ir man apskritai kalnai, net ir Vilniui kokiam labai sudėtinga. Tai va. Nu gerai. Bandysim šiandien važiuoti toliau, nors užpakalis užtrauktas kažkoksai, bet gal kaip nors. Sveikinusi po mankštelės su Edgaru. Edgarai, klausimėlis jums, kokį pasiruošimą darot prieš long raidus, kokius geliukus imat, kiek geliukų arba ne geliukus, gal ką nors kito, ką vartojat ilgose raiduose pagrinde? Pilnas gertuvės vandens. Tik vandens? Su elektrolitais. Taip. Vieną geliuką su kofeinu, jeigu grupė nuspręstų biškį greičiau pavažiuoti. Ir šokoladukai, bananai ir geliukai be kofeino. Kiek maždaug čia Žiūrint, gramais kiek valandoms važiuosim. kokioms? Nuo trukmės priklauso, bet 9 gramų. 9 Jeigu gramų. turi, tai jau Valandai. labai saugiai jautiesi, jo, su elektrolitais skaičiuojant. Kopijuokit Edgarą, būsit tokie pat greiti. Šeštam kilometrą kylam į Valdebo kalniuką. Tai pusvalandis minima. Aš čia ilgiau užtruksiu. Ilgiau neužtruksi, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Gerai, važiuojam. Kvepuok, ramiai. Beveik 1,5 kilometrą jau numinta nuo kalniuko pradžios. Kylam toliau. Pulsas 108. Ne taip blogai. Po vakar bonkinimo galvojau bus koma šiandien. Nu jau pakilom biškį. Pažiūrėkit kokie vaizdai. Vyrukai biškį glaučiau nuo kelio.
Nedaug truko. The next time, when you look the traffic light is red, stop. Okay? Yes, thank you. Go. Thank you. Labai aiškiai ir trumpai paaiškinau. Jau greitai ta kavinė. Tikiuosi. Dar čia kalnas. Šiandien yra paskutinė diena prieš poilsį. Vyrai atlaikė puikiai krūvį. Labai džiaugiuosi. Vyrai ir moterys, turėjome ir moterų. Visi atlaikė, visi užvažiavo, visi suprakaitavo. Kojytės paruošė antram mūsų ciklui, kuris turėtų būti dar stipresnis. Dar imsim rimtesnių kalbų, bus gražesnių vaizdų, bet, kaip sako, yra darbas ir yra poilsis. Poilsį reikia užsitarnauti, ne? Kentėsim. Šiandien jūs jį užsitarnavot, rytoj čilinsim. Smagu. Dabar visi jau privalgė. Prieš pitstopas, prieš namus. Kas liko dabar? Kalniukas paskutinis tas kaip vakar, ne? Nedukas čia mūsų liko, jis net realiai po 2 kartų, kai 3 kartą važiuoju, jis net nebesiskaito kaip kalniukas, jau jį žmonės priima natūraliai kaip persikėlimą per tiltą. Net nesiskaitys šiandien kaip čia. Kaip jums šiandien sekėsi? Nors Danas valgo geliuką, bet nežinau kam realiai jis valgo. Skanus. Važiuoju vežti. Dėl balasto. Dėl svorio. Su kavos šotu šitas tai. Grįžom. Va, Danas paskutinį kalniuką su manim atvažiavo, palaikė kompaniją. Turim 112 km, 4 valandas 20. Kolegas, vienas už visus ir visi už vieną. Ačiū Danai. Turim šiandien štuką 400 kem kažkiek, man atrodo, metrų sukilimą. 1,4, 1,5. Tai va, labai solidi diena. 112 km. 112. Ačiū uždėmesi ir iki sekančio kadro. Kur buvę, kur nebuvę ir vėl susitinkam baseine. Oba. Kas su aliuku, kas su šeiku. Oba. Kaip šiandien raidas? Gerai. Sušalai? Mirkai šitą. Padarysi. Kaip jums, ponai? Puikiai. Labai smagus. Kuo daugiau kalniukų, tuo smagiau. Kuo daugiau kentėt. Karšta. Nu jo, šią... Iki 19 buvo, bet pavėsiai, kur tiesiai saulė garina, kiek 9 rodė, man atrodo, ne? Jo. Tai panašiai rankūno jautėsi į vieną buvo. Dar nepratę. Gerai. Nu ir man šiandien sėkmingiau pasisekė viskas. Kaip vanduo? Šaltas? Šlapis? Opa. Kur ta saulė? Čia sėdi. Kvietus pavalgyti. Važiuojame iki dviračių parduotuvės. Ką? Ne. Paniškas dekatlonas.
Simšit panašu, kaip ir pas mus. Tinka. Turim sulaužytą postą. Tai šitas 3 kartus sunkesnis. Nu, čia aliuminį šausmas. Degatlono pirkiniai. Hebra irgi užsipirko šį beitą. Atvykom į vietinę baikų šopą. O visokius orksų 12 gabalų. Yra ir pigesnių. Elektriniai, MTB. Turim gėliukų, kažką reikia išsirinkti. Ko tau trūksta, Edgarai, dar? Noriu valgyti. Valgyti. Dabar nori valgyti, ar Raidė nori valgyti? Dabar. Kaip sekasi? Gerai? Pagaminta jau beveik. Tik iškep. Nerijus su Edgaru sniego gniūžtės padarė iš faršo. Aleksandras suspaudžia preciziškai vienodai visus, kad niekas nebūtų nuskriaustas. Vaidotas techniškai vienodai prikarpo. Ką, gaminsime. Po to aikšteną radom, nes nebuvo degaus, nes pyro tai. Atnešiu bandeles pakeliuose, o išnešim tiesiog. Tik šitaip mums pavyksta palaikyti ugnį. Čia kaip šalkalvis atrodo, žinau. Šalmo nereikia. The speed was quite high from there towards the finish, but actually another group got clear, and it was another one of those points where I thought, oh, I should have gone with that, and then I had to remind myself, no, Dan, you couldn't go with that, or at least you could.